Gana dažnai senoliais rūpintis pradedame tada, kai jau būna per vėlu. Tada prisimenam ir gailimės, kad per daug nekantravome, per daug skubėjome, per mažai rodėme dėmesio. Prienų rajonas, Jiezno miestelis. Jaunąją maltietę tąkart čia atvežė vyresnieji kolegos. Su šiltos sriubos termosu einame pas 89 metų buvusi felčerį. Labą dieną! Labą dieną! Ar laukit svečių? Senolis dėl kojų negalios beveik nebeišeina iš namų. Gyvena visiškai vienas. Žmona mirė prieš 7 metus, o vaikų net neužgyvenom, tai vienas gyveno. Buvęs tremtinys. Jį dar vaiką kartu su tėvais ištrėmė į Sibirą už poliarinio rato. Ten praleido 17 metų. Į Lietuvą grįžo 23. Rodė mums nuotrauką, koks tada buvo. Paklausime, ar turi su kuo bendrauti, ar jį dar kas nors lanko. Papasakojo apie 2 kaimynės. Tai tos moteriškės ateidavo, atsineždavo blynų pavaišint. Paskui numirė ir viena, ir kita. Senolis tikino, kad su maltiečių pagalba, kai gauni šiltą sriubą, kurios pats jau nebeišsivirtų, dar pragyvena. Bet jis žino apie kitus bendraamžius, kurie taip pat gyvena vieni ir gyvena žymiai blogiau. Yra tokių, kad visai, jie tik tai ir laukia, kad jiems sriubos atvežtų. Nieko neturi. Tai jau man tu labai gaila žmonė. Tokiems ir pats iš savo kuklios pensijos aukoja, nes jiems reikia labiau. Aukoja, nors ir paties Mindaugo pensija ties skurdo rizikos riba. Ir tokių žmonių, apie kuriuos kalbėjo senolis, yra visur. Tame pačiame Jiezne, tik kitoje gatvėje, maltiečiai maitina 90 metų Anelę. Senolė visiškai akla, nebesikelia iš lovos, nes lūžia dubens kaulai, artimųjų nėra. Savo šeimos niekada neturėjo. Žinau, taip jau Dievas davė. Anelės pensija 270 eurų. Be socialinės darbuotojos ir maltiečių Anelės daugiau niekas nelanko. Į slaugos ligoninę nesutinka važiuoti. Nori numirti savo namuose, leiskite man tai. Maltiečių sriuba – vienintelis šiltas maistas, kurį jį gauna. Gerai, Dievulio, kas jai netvežtų, tai man nežinau, ką būtų. Maltiečiai jai ir kitiems taip gyvenantiems veža ne tik sriubą, bet ir duoną, sauso maisto lauknešėlius. Ir taip yra su visais, kuriais Lietuvoje rūpinasi maltiečiai. Kalbėti apie gerumą nereikia. Reikia būti tiesiog geriems. Jau dabar skambinkite šiais numeriais. 1485 5 eurai arba 1410 10 eurų. Jeigu norite paremti pavedimu arba tapti kasmėnesiniu rėmėju, visą informaciją rasite interneto puslapyje maltiečiusriuba.lt.